Kad ir kaip banaliai beskambėtų, bet visko pradžia, centras ir esmė gyvenime yra žmogus. Ir nesvarbu, tikras tai gyvenimas, gyvenimo žaidimas ar virtuali realybė. Taip ir čia, viskas prasidėjo nuo ypatingo žmogaus – Algio. Praeitie garsiausias lietuviškos grupės būgnininkas, vėliau fotografas, rašytojas, nuomonės formuotojas, leidėjas ir, tarsi to būtų maža, dar ir dailininkas. Bet kitoks nei visi, todėl paklausus, todėl pastebimas. Jo piešiniai ne tik vizualai, jie visi su istorijomis, su siužetu. O čia kitas žmogus – Žilvinas. Prodiuseris sukūręs didžiausių žiūrimumo sulaukusius lietuviškus blockbusterius. Nenurimstantis vietoje, jis įžengė virtualią realybę, nufilmavo pirmąjį Lietuvoje 360 laipsnių kamera filmuotą filmą ir įsimylėjo šią mediją. Ir intuicija jo neapgavo. Algio darbai verti ne tik virtualaus pasaulio, bet ir Venecijos filmų festivalio. Mantas ir Vilius. Jie patikėjo prodiuserio bei dailininko viziją ir pradėjo kurti, piešti, modeliuoti. Pradėjo nerti į paveikslus gilyn. Atgaivino juos ir praplėtė, nupiešė tai, kas netilpo į rėmus ir paveikslus pavertė 360 laipsnių erdve. Tik šių žmonių fantazijos ir jų komandos narių darbo dėka gimė filmas Žaisti gyvenimą. Filmas kaip žaidimas, kurio pagrindinė ašis ir vėl ne kas kitas, o žmogus. Žmogus su savo išgyvenimais, su režisūriniais Donato sumanimais, su paties dailininko Algio parašytais dialogais. Filmo personažai skęsta ne tik virtualioje realybėje, bet ir kompozitoriaus Dariaus muzikoje bei sferinėme immersive garso pasaulyje, kurios stebuklus sukūrė Artūras. Pusvalandžio trukmės filme personažai ne tik spėja papasakoti savo gyvenimo meilės istoriją, bet įtraukia ir į filosofinius pamąstymus. Jo gyvenime reikia ne tik gyventi, bet ir klysti, klupti, ieškoti, atrasti, atsiprašyti ir atleisti. Vienu žodžiu – žaisti. O atsakymą į retorinį klausimą, ar būdami tarp žmonių mes nesame vieniši, sužinosite tik pažiūrėję originalių Algio Kriščiūno paveikslų ir tekstų kupiną ir nei vieno abejingais nepaliekančią pasaką apie meilę suaugusiems.